Sveiki, broliukai ir sesutės. Na, šiandien kągi gavau vieną tokį komentarą, į kurį norėčiau atsakyti. Na, pirmą perskaitysiu komentarą, o paskui čia turiu pasikonspektavęs irgi maždaug savo tą atsakymą iš to pasitarę su antrininku iš terariumo ir galėsiu irgi jums dar paskaityti ar pasakyti, žiūrėsiu, kaip čia man pavyks. Na ir komentaras yra toks. Įdomienos panašėja į nuobodienas. Jei nevidonas engia tuos dundukus, tai kam bereikia mums prisidėti prie nevidono ir šaipytis iš vargšų. Tokios įdomienos ugdo pagiežą tam tikriems žmonėms. Šiaip pasišaipyti galima absoliučiai iš kiekvieno žmogaus. Be to, tikriausiai visi šitų pasakėčių klausytojai yra normalūs žmonės, tai ar verta tiek daug pasakoti apie transus. Gal daugiau būtų naudos, jei papasakotum pasakėčių apie gerus dalykus. Ir kaip nesusidurti su nevidono tarnais ir jų pakalikais. Nu va, tai toks yra komentaras, man pasirodė visai jisai įdomus ir vertas, kad būtų į jį atsakyta. Ne tai, kad atsakyta, čia nėra toks, nors ir su klausimu pabaigoje, bet vis tiek tiesiog galvoju, kad būtų verta sureaguoti tokį komentarą ir gal truputėlį išdėstyti, sakykime, tą mano antrininko nuomonę apie tą terariumo pasaulį ir vat, kaip ten maždaug yra su tuo terariumo pasauliu. Priminsiu čia visiems, kurie yra iš planetos Žemės, taip pat kaip ir aš iš planetos Žemės, kad terariumo pasaulis tai yra ten visiškai išgalvota žodžiu ir čia pasakoju tik tais, kaip pasakėčia žodžiu, apie tai, kaip ten vyksta ir kokia ten situacija, sakykime, terariume, kuri yra jau uzurpavęs nevidonas. Ir vat, dabar jau pradėsiu savo tą atsakymą. Ne atsakymą, o, sakykime, komentarą, va, tai padarysiu. Ir buvo pasakyta, tai dabar atsakysiu. Nevidonas, kad engia ne tik tai dundukus, nes ten buvo pasakyta, kad nevidonas engia dundukus, tai nevidonas engia visus iš eilės ir dundukus, ir nedundukus. Lygiai taip pat jis engia ir sutvėrėjo vaikus. Ir kuo labiau jam pavyksta to sutvėrėjo vaikus parengti, tai jam, aišku, dvigubai naudingiau ir skaniau yra, negu dundukus engiant. Tai va, o sutvėrėjo vaikus jisai engia būtent pasinaudodamas tais dundukais, ne kažkom tai kitom. Nes dundukai tarnauja sistemai, nevidono būtent sistemai. Nevidono sukurtai sistemai, hierarchiniai struktūrai, kuri terariume ir yra įsivešpatavus. Tai dundukai. Dundukai yra pilietiški ir jie yra, tarkim, o yra tiesiogiai nevidono šnipai. Ir jie, žodžiu, dundukai, kaip čia sakykime, skundikai. Jie visą laiką skundžia sistemai bet kokius nedundukus arba bet kokius, sakykime, kad ir dundukus, kurie nors truputį nukrypsta nuo sistemos reikalavimų. Tai va, tai čia, sakykime, vienas iš dundukų yra minusų normaliems žmonėms, kad jie yra šnipai nevidono sistemos. Jie, kas toliau dar su tais dundukais? Dundukai yra patriotai dar, ne? Tai tie dundukai patriotai eina žudyti ir kitų žmonių, kitų. Ta prasme, patriotiški sistemai jie yra ir, tarkim, jeigu sistema jiem pasakė, kad reikia dabar jau ten, tarkim, pasižiūrėkim Ukrainos, pavyzdį, yra terariume, esu daug pasakojęs apie terariume vykstantį karą ten Ukrainui, kur Rusijos dundukai eina ir žudo žmonės, sakykime, ir dundukus, ir nedundukus, jie žudo visus iš eilės, nes dundukas neskirsto, ar čia prieš jį dundukas stovi, ar nedundukas. Jam kitos administracinės teritorijos visi gyventojai yra vienodi ir jisai žudo juos visus iš eilės. Tai būtent dundukai ir eina žudyti. Jie ir yra žudikai. Tai nežinau, ar čia taip. Tų dundukų reikia čia taip smarkiai jau gailėtis. Tai va, kas čia dabar? Taip. Čia dėl dundukų žudim. Ir ką aš dar esu pasirašęs. Vat kai ateis į Lietuvos Bananiją dundukai iš Rusijos ir Baltarusijos ir pradės žudyti jums brangius ir mylimus žmonės, jūsų kažkokius tai pažįstamus, tai įdomu, ar bus vis dar gaila tų dundukų. Ir ar vis dar vadinsit, kad jie yra vargšai. Tarp kitko, jeigu žiūrėti, ar tie dundukai yra vargšai, tai dažniausiai dundukai yra ne vargšai. Ir tie dundukai, kurie daro daugiau įtakos ir labiau tarnauja sistemai, tai kuo labiau jie tarnauja tai sistemai, tuo mažiau vargšai jie yra. Tai čia, sakykime, jeigu žiūrėti iš materialinės pusės. Bet aš suprantu, kad čia galbūt nematerialinė pusė turėta galvoj, bet iš esmės iš principo yra taip. Kad dundukai dažniausiai tai nėra vargšai. Ir aišku, ir daugybė ir dundukų, ir vargšų. Nesiginčysiu dėl to, bet taip, kas čia toliau dar? Ką aš čia toliau norėjau dar atsakyti? Taip. Ir emigrantai, tarkim, dėl ko emigrantai atsiranda
įvairiuose šalyse, nu, įvairiuose administracinėse teritorijose. Visokie, sakykime, migrantai, kurie yra visiškai kitokios kultūros ir, aišku, su didžiulė tolerancija, ten visi labai puola priiminėti ir džiaugiasi, kad tie migrantai ten vyksta. Didžioji dauguma, sakykime, dundukų tai palaiko, kad tai įvyktų ir labai jau tam nesipriešina. Jeigu tai ir pradeda priešintis, tai dažniausiai tai normalūs žmonės, kurie supranta, kad tų emigrantų pagalba Nevidonas paskui ir griaus jų gerbuvį ir gerą gyvenimą, sakykime. Nu, ne tai, kad gal tas gyvenimas ir nėra geras, bet emigrantų pagalba jis bus daromas dar blogesnis. Ir kai tie emigrantai čia pasileis, suvežti į tas vadinamas ES šalis, kai jau net nereikia, kad kaip pasileis, jau jie pasileidė ir prievartauja ten ir moteris, ir vaikus, ir taip toliau, tai nežinau, ar reikia ten gailėtis tų dundukų dėl to ir laikyti juos vargšais ir, nu kas čia toliau, dėl pagiežos, ne? Pagieža, aš galvoju, kad kartais pagieža tam terariume yra labai reikalinga, nes padeda išsigydyti nuo NLP programavimo, nuo sistemos programavimo. Tai sistema yra priprogramavusi visiems ten ir dundukam, ir nedundukam, tokį dalyką yra įprogramavusi kaip tolerancija. O apie toleranciją esu padaręs irgi vieną pasakėčią, tai dabar turbūt labai giliai nesiplėsiu apie tą toleranciją. Tai išsigydyti toleranciją tai yra labai sveika, čia sakyčiau pirmas žingsnis, ko gero. Norint, jeigu atsakant į tolesnį klausimą, kaip nepapulti ten į Nevidono pinklės ir panašiai, tai čia vienas dalykas, kaip nepapulti į tas pinklės, tai reikia išsigydyti toleranciją pirmiausia. Arba kaip čia sakyti, ne tai, kad išsigydyti, o atsihipnotizuoti, ne iš tos tolerancijos ar kažkas tai taip. Tai čia vėlgi priminsiu, kad čia kalbu apie terariumą, ne apie mūsų nuostabią planetą ir ne apie mūsų supančius aplinkui žmonės gyvenančius ir panašiai. Nu va, tai dundukai irgi yra labai tolerantiški ir sistema jiems parodo, kam turėtų jie būti tolerantiški, o kam netolerantiški. Tai kas sistemai yra naudinga ir kas Nevidonui yra naudinga, tai tiem dalykam jie, aišku, labai tolerantiški tame tarpe ir būtent transam visokiems ten ir visokiem kitokiem dar. Ir pedofilam jau jie tolerantiški, gal ne visi dar dundukai, ne visuose šalyse, bet čia tik tai laiko klausimas, kada jie visi pasidarys tolerantiški. Tai kas čia dabar, apie transus kaip tik vadai jau dabar klausimą, ne klausimo, kaip čia komentarą, žodžiu, apie transus tai labai stumia iš tikrųjų Nevidono sistema, jie ne tik tai, kad transus nebūtinai transvestitus, bet transai yra ir tie, kaip čia dabar, trans žmonės, ne, kurie ten su dirbtinais visokiais čipais įdėtais ir taip toliau, tai čia transai apima terariume biškai platesnė tą savoką, ne vien tik tais transgenderiai, bet ir trans žmonės tie vadinami. Nu va, tai kas propaguoja sistemą tos transus, jį toliau terariume visi dundukai ir nedundukai bus tokie tolerantiškai, tai dauguma jų vaikų ir taps tais transais. Pirma, aišku, dundukų vaikai pataps transais, bet paskui ir normalių žmonių pataps transais tie vaikai. Nes didžiulis yra informacinis spaudimas, kaip čia sakykime, pavyzdys, ar jisai geras ar blogas, vis tiek jisai yra užkrečiamas ir jeigu tarkim, ar mokykloje, ar kažkur tai didžioji vaikų, sakykime, kaip čia dabar dauguma bus palankiai nusiteikę tų transų atžvilgiui, tai vaikui, kuris yra prieš transus, bus labai sunku išlaikyti tą spaudimą, ypač žinant paauglius, visą tą jų socializaciją ir panašiai. Tai spaudimas, sakau, informacinis yra iš sistemos milžiniškas ir ne tik tai, kad ten lėšos pasitelkiamos, bet ir dundukų tolerancija pasitelkiama. Tai va. Kas čia toliau? Tai dar ką norėjau pasakyti, kad dundukai tai būtent ir yra tie, kurie yra pagrindinė bėda terariume. Nu, pagrindinė bėda, aišku, yra pats Nevidonas, bet jeigu nebūtų dundukų ir jeigu nebūtų tų sistemą tikinčių ir ją palaikančių tiek daug tų dundukų, tai tas Nevidonas ir negalėtų įgyveninti tų savo planų. Dar kitas dalykas, nu, turbūt ne vienas yra girdėjęs ir terariume iš tikrųjų taip ir yra, kad, žodžiu, sutvėrėjas jis neturi kitų rankų, jisai turi tik tai savo vaikų rankas ir tik tai savo vaikų rankomis gali kažką tai padaryti, tai va lygiai taip pat iš tikrųjų ir dundukai yra Nevidono rankos ir tik tai dundukų rankomis ir daro tam terariume Nevidonas viską, jisai pats tiesiogiai jisai nieko nedaro. Jis viską daro būtent dundukų rankomis. Tai
todėl vėlgi tas didžiulis gailestis dundukam ir panašiai, tai man sunkiai suprantamas, nes vėlgi čia priminsiu, kad čia kalbu apie terariumą, čia ne apie mūsų planetą Žemę, tai galbūt čia, sakykime, tam pasaulį terariumą tik tais yra va, toks iškrypęs dalykas, kad neturėtų būti ten tiem dundukam kažkokio tai užuojautos ar gailesčio ar tolerancijos. O kaip jau tas turėtų pasireikšti, tai čia aišku kiekvieno yra asmeninis dalykas tam terariume gyvenančio žmogaus. Tai dėl gerų dalykų. Tai ten buvo paminėta, kad galbūt būtų geriau apie gerus dalykus daugiau pasakėčiau, papasakotų. Na, tarp kitko, jau keletą savaičių jau vis aš sutinku ir tą kitą savo antrininką iš kitos paralelinės realybės, sakykime, tai jau šį kartą iš planetos, ten irgi yra planeta Žemė. Ir žodžiu, ta planeta Žemė, jinai dabar kaip ten, sakykime, vyksta perėjimas į 5D, į 5 dimensiją. Nu, kol kas dar toj 4 tik tai dimensijų, bet jau tas perėjimas į 5 dimensiją vyksta. Nu ir ten vis aš irgi tą antrininką susitinku, ne taip dažnai, aišku, kaip tą antrininką iš terariumo. Čia sapnuose dažniausiai būna visokie tie susitikimai. Nu ir tie, žodžiu, susitikimai yra įvykę jau keli ir iš tos 5 dimensijos. Nu, iš 4, sakykime, kuri jau ten skrieja ir lekia ta planeta į 5 dimensiją. Tai apie tai irgi ruošiuosi padaryti keletą gal pasakėčių, o gal ir ne keletą, gal ir visas ciklas irgi gausis, bet nu, šiuo metu dar nepriėjo, kaip čia rankos galėčiau sakyti, bet gal sakyti reikėtų, kad liežuvis nepriėjo dar prie tos 5 dimensijos. Tai va, nu ir kitas dalykas dar, kaip nesusidurti su Nevidono tarnais, jų pinklėmis. Nu, tai galiu pasakyti taip, kad terariume yra neįmanoma nesusidurti su Nevidono tarnais ir jų pinklėmis, nes kol terariume bus dauguma dundukų, tai visur bus Nevidono tarnai, bus Nevidono pakalikai visokie, bus Nevidono pinklės, bus Nevidono spastai ir sistema kuo puikiausiai veiks tam terariume. Tai sistema ir dabar veikia kuo puikiausiai tam terariume, todėl nesusidurti su tom pinklėm nėra jokių galimybių. Vat kitas dalykas, papulti į tos spastus ar nepapulti, čia jau aišku yra kitas dalykas. Tai vat, kad į tos spastus nepapulti ir kad tų spastų mažėtų, sakykime, nu pirmas dalykas gal, kad mažėtų tų spastų, tai reikėtų atsikratyti iš tikrųjų tos tolerancijos, nes kada pradedi žiūrėti tolerantiškai, tai tos spastus, jeigu ne pats, tai tavo vaikai tada papuls. Nu čia kalbu ne tai, kad tavo, o to terariumo gyventojų, sakykime, vaikai papuls į spastus. Jeigu jie patys gal ir nepapuls, bet būtent dėl tolerancijos ir papuls jo vaikai į tos spastus. Tai, o Nevidonui, sakykime, tai galbūt netgi dar smagiau, kada vaikai į spastus papuola, o ne tėvai. Tai va, o kaip į pinklės nepapulti, tai esu irgi ne vieną pasakėčią pasakęs, tai va, visų pirma, tai reikia pasiklausyti tų pasakėčių. Na ir įdomienų, sakykime, nes per įdomienas mes ir sužinom apie vienokius ar kitokius spastus, ar tai pinklės, kurios ten rengiasi, ar jau yra parengęs, ar ketina, sakykime, tas Nevidonas, tai nu, galiu tik tai tiek atsakyti, o jeigu apie kažkokius tai konkrečius spastus ar konkrečias pinklės, tai tiesiog parašykit klausimą ir pasiklausiu aš pas tą savo antrininką ir pabandysiu tada atsakyti tą konkretų klausimą. O dabar visų čia tų pinklių neišvardinsiu, nes tos pinklės yra į visas pusės, kaip sakant, 360 ir 24/7. Tai visų pinklių ir spastų čia išvardinti nu, neįmanoma, sakykime, per tą vieną pasakėčią. Ir nemažai esu jau išvardinęs, tai jeigu kažką praleidau, tai sakau, rašykit klausimėlį ir tą klausimėlį aš jums atsakysiu. Tai va, tai turbūt tiek ir norėjau taip sureaguoti į komentarą ir va, pateikti savo tą komentarą. Komentaras į komentarą. Tai nežinau, tikiuosi tas komentaras jums patiko. Jeigu patiko, tai dėkit laiką ir pasidalinkit. O jeigu nepatiko, tai irgi rašykit kažkokį tai komentarą arba kas nepatiko. Čia nereikia sutikti su mano nuomonė, nu, čia netgi net ne mano nuomonė, o čia yra mano išgalvoto to antrininko iš terariumo nuomonė, tai nereikia sutikti su jo nuomonė, juk knygų mes irgi visų neskaitom, tai ir pasakėčių visų nereikia klausytis. Tai jūs tiesiog atsirinkit, kas jums patinka, tai jūs tą paklausykit, o kas nepatinka, taigi to neklausykit. Čia prievartos juk jokios nėra, tai tiek turbūt tam kartui ir iki kitų pasakėčių.